Tai labas rytas visiems sekmadienio rytą. Kas stebėsite ir žiūrėsite šitą laidą, galbūt su kava, galbūt su arbata. Šiandieną pas mane svečiuose, skaniuose pokalbiuose labai skanus svečias, labai skani moteris, auksiniai žvilgančiais plaukais ir su meile širdyje visada, nes su šypsena tai tikrai visada matau. Tai Simona Ampiainen. Tai labas rytas, Simona. Labas rytas, Inga. Ačiū už kvietimą sudalyvauti šituose tavo pusryčiuose. Tai pirmas klausimas toks tradicinis šituose pokalbiuose. Ar tu turi pusryčius, ar turi ypatingą kažkokį ritualą, ar skiri tam laiko? Priklauso turbūt kiekvieną dieną kitaip. Nu, faktas, kad turiu šunį, tai visą laiką ryte turiu atsikėlus išvesti šunį. Jo, pusryčiai mano yra pasivaikščiojimas su šuniu. Ir to pasivaikščiojimo metu, nu, pavyzdžiui, šiandien kas buvo, apie ką tai buvo, tai aš klausiausi muzikos, bet ta muzika buvo malda Dievui. Mhm. Mhm. O Tai tai iš tu esmės kažką geri, pasivaikščiojimas geri? buvo malda. Mm? O tai geri, ar valgai, ar tai tiesiog buvimas E, be nieko? Tai čia toks vat ritualas, o ne, valgau, bet aš gal neturiu tokių kažkaip nusistovėjusių. Šiandien tai buvo kava ir sūris. Mhm. Sūris, saldus desertinis sūris. Tai va, tai kažkaip šiandien buvo taip, bet kartais kokteilį atsigeriu. Jo, bet pusryčius šiaip pavalgau, kad paskui neišalti. Bet nėra taip, kad labai sureikšminčiau. Nėra, neturi tokio Kava jau yra įsikabinimo, ten ritualo tokio, kad tik Kava tai. yra mano ritualas. Kava. Galėčiau, žinau, kad ir be kavos, bet aš žinau, kad kava man yra toks malonumas. Va ten aš tikrai patiriu, vat mėgaujuosi tą tokią akimirką geriant kavą. Tai aš, žinok, pritariu vienareikšmiškai, nes aš irgi su kava kažką sieju, gal galėčiau pakeisti arbata, nes tai tiesiog ritualas, tiesiog kvapas, vat, pasimėgavimas. Tai Simona, sakyk, labai norėčiau, kad tu pati dar galbūt kai kas nežino, apie ką tu esi gyvenime, ką tu veiki šiame gyvenime, gal galėtum trumpai netgi ir prisistatyti kažkaip tai. Mhm. Trumpai, tai kadangi visą savo gyvenimą, kiek atsimenu, domiuosi tuo asmeniniu augimu, e, tuo metu tas žodis buvo dvasingumas, šiandien labiau sakyčiau sąmoningumas. Tai yra sąmoningas pasirinkimas, ką aš kuriu savo mintimis, jausmais, kur kreipiu savo energiją. Tai eina per tai ir lygiagrečiai lydžiu žmonės, kam reikia to tokio irgi asmeninio augimo, tai kaip mentorė lydžiu daugiausia savirealizacijos klausimais. Tokios Mhm. temos, kurios ateina, tai nežinau, ką noriu veikti savo gyvenime, nežinau, ko aš noriu ir panašiai. Tai čia ir prasideda mūsų ilga kelionė į Per savo kopus. ašį, Mhm. augimą, savišaiška, savirealizacija ir panašiai. Ir tai išsprendžia labai labai daug dalykų. Ir santykius su kitais, nes aš sakau, ta energija, kuri yra, visi mes turim tą energijos kiekį. Ir jeigu aš nežinau, ko aš gyvenime noriu, nenukreipiu į kūrybą, tai nukreipsiu kažkur ją vis tiek nukreipti reikia, tai kaip tyčia į konfliktai atsiranda, kažkokie priekaištai pasauliui, aplinkai. E, Tai kai ateina su klausimu santykiai, dar kažkas žmonės, kaip taisyklė, kai paklausiau, kiek jautiesi save gyvenimui, pavyzdžiui, išreiškusi, savirealizuojanti, oi, čia kita, sako, tema, kurią irgi norėsiu paliesti, sakau, ne, tai pradėkim nuo to, kad ir, nes kai jau turiu kur savo energiją padėti į tą kūrybą, turiu drąsą kurti, ane? Tai vadinasi, jau gebu susitikti su savo baimėmis, jų išsilaisvinti, kad nepavyks ir taip toliau. Į tą kūrybą automatiškai nebėra laiko santykiuose kurti konfliktinės situacijas. Konfliktų. Taip, iš tikrųjų, tu labai teisi. Ir tarp kitko, su tuo sakiniu labai gražiai vat, mes nueisim į mūsų temą. Tai vėlgi, kas vat, savirealizacija, kūryba, ane, ir šalia kūrybinio lauko, juk kas yra kūrybinis laukas, yra turbūt pats
nu, nežinau, Dievas ar visata, ar kaip jūs žiūrite, tai čia kiekvienas pasirenka kažkokį tą žodį, ne? Ir šiandieną man labai įdomu, vat, pagvildenti tokį tą sakinį, kai Simona man vieną kartą sako, tai tu Inga lipi į Dievo batus su kažkuo. Ir man tada toks, wow, tikrai, o kodėl aš taip noriu lipti į to Dievo batus ir tada pradėti kontroliuoti visą visatą, visą pasaulį, visus žmonės. Ne tik kad save, čia ne tik apie save yra, bet ypatingai kažkokius įvykius, situacijas, kad ne, man reikia taip. Tai vat Simona labai gražiai man pareflektavo atgal, kad paklausė, o kodėl aš noriu. Ir šiandien va ta tema man labai labai iš tikrųjų įdomi. Per Dievą, per va tą dvasingumą, nes aš suprantu, kad tu labai ilgai buvai dvasinėje kelionėje ir tebesi kartais, ne? Čia labai sunku atskirti, o kas tai yra, ne? Tai va. Gal tokia, anksčiau žodis toksai buvo labiau dvasingumas. Šiandien man tai yra, sakau, apie sąmoningumą, apie aišku suvokimą, kad aš turiu energiją, už kurią esu dėkinga savo protėviams, tai va ryšys su protėviais lygų ryšys su to Dievu, jeigu aš gebu ten priimti, tai esu toj meilės, priimti savo giminę, priimti save kaip dalį giminės, tai ir yra, nu, tai ir yra buvimas taikoje su Dievu, kuris padovanojo man tą kūrybinę energiją ir kurią galiu nukreipti į tą kūrybą, bet jeigu nevyksta taip, kaip aš noriu, va ten yra tada labai slidi riba, kur atsistoju į Dievo batus ir sakau, teisingai tai būtų taip. Tai va tas toksai mažas protas, kuris nenori patirti kažkokius tai jausmus nemalonius ir panašiai, pradeda priekaištauti savo, kitiems, turėtų būti taip, turėtų būti šitaip, pat atsiranda visos tokios taisyklės, normos. Ir šita, aš kažkada bevaikščiojant, neatsimenu dabar, koks buvo nemalonus įvykis, bet labai kilo stiprios emocijos, ten pykčio, man nepatiko situacija, kuri įvyko taip, kaip jinai įvyko. Tai aišku, kad visą laiką turim nuomonę apie situaciją, kuri vyksta ne taip, kaip mes norim. Ne? Ir ten ir pyktis kyla, ir daug visokių emocijų, ir nusivylimo, ir taip toliau. Ir aš tada taip atsitraukiau nuo šitos situacijos ir galvoju, okei, mano tai proto daliai, va tam žmogučiui, nepatiko, kaip įvyko, nepatiko, taip, nes kelia nemalonius jausmus, taip. Bet iš kur aš žinau, kad taip, kaip įvyko, nėra tobula. Ir iš šito taško, o tas tokia tiesa buvo, taip, man nepatinka. Ir viskas gerai, man nepatinka, bet iš kur aš žinau, kad tai gyvenimo visam kontekste nėra tobula. Nes jeigu pasižiūrėti situacijas, kurios įvyksta, nu, tarkim, atleidžia iš darbo, dar kažkas, skyrybos įvyksta. Vat jeigu pasižiūrėsim, žmonės tik sustiprėja ir suauga, ne, pradeda galbūt savo verslą, sukuria kitokius santykius, kurie yra pagarbus, atsigręžia į save, pradeda girdėti save, pradeda brėžti savo ribas. Tai blogai ar gerai šito tada taško, kad įvyko ten ta skausminga situacija? Tai tada ir tai nėra tobulas dieviškas planas, ne? Kur aš tiesiog nežinau, kodėl taip vyksta. Va čia ir yra tas atsistoti Dievo batus, kai pradedam susitapatinti, kad taip, kaip dabar vyksta, yra blogai. Iš kur aš žinau? Bet tiesa yra ta, kad taip man nepatinka, mano kūnui nepatinka, mano va šitai mažai mergaitai, kuri turi įsivaizdavimą, kaip viskas turėtų būti, o norim visą laiką, kad būtų malonu, taip nepatinka. Tai irgi yra tiesa, kad neužspaudžiam šito emocijų, ne? Taip aš galbūt pykstu. Bet aš šalia esanti mintis, o iš kur aš žinau, kad taip, kaip dabar vyksta, yra netobula. Man čia ir yra tas toksai atsiverimas, nepradėti vaidinti čia Dievo, dabar, kad viskas čia turi vykti, ne, čia mano nuomonė. Dievo planas yra, koks jisai yra. Čia yra mano nuomonė. Tai žodžiu, va tą atskirti. Kad taip gal man nepatinka kažkokios, nežinau, lygos, kas ten bebūtų, įvykiai, kurie vyksta. Bet jie jau vyksta. Tai va eina į tą tokį susitaikymą ir nuolankumą
tam dieviškam planui. Va Taip. čia man yra išėjimas iš kančios. Oi, bet čia Priėmimas. labai sąmoningumo reikia, žinai, tokiam kontekste suvokti, kad, pažiūrėjau, man yra netgi kažkokia klientė sakius, tai žiūrėk, muša vaiką prie tavo akių, tai tipo, ką man negelbėti, nebūti, netraukti to vaiko, nors tas vaikas su tėvais, kažkas ten vyksta. Bet irgi mano suvokimu, ten kažkas įvyko, tu net nežinai, dėl ko tai vyksta, tu tik žiūrovas, ne, iš išorės prisitaikai savo kažkokią istoriją tam įvykiui, patiri skausmą ir bandai pareguliuoti, tipo, kaip, kokie jūs tėvai blogi ten. Va, bet čia, žinai, mano asmeniniu atradimu, ką aš atradau, yra, vat kas yra žmogus, vat ir nuolankumas, tai, ką mes vadinam, nu, silpnumu ir nenorim būti, bet aš noriu tą silpnumą pavadinti nuolankumu. Tai yra įvykių, kurių mes negalim kontroliuoti. Nu, ar aš galiu pakeisti dabar tos tėvus, kurie muša tą vaiką? Nu, va dabar, kad taip neįvyktų ta situacija, jeigu jinai vyksta. Nu, negaliu, taip vyksta. Ir daug neteisingų įvykių vyksta šitam gyvenime. Daug. Ar skauda? Aišku, kad skauda. Bet ta mintis, iš kur man žinoti tą visą didžiulį planą ir kur tai veda, į nuolankumą tokį gražina. Ir tada gražinam į aš kaip žmogus, tą esu kartu tuo pačiu metu ir stipri. Bet čia būtų klausimas tada ne tik tai bambėti ir teisti, kodėl čia taip vyksta, o ką aš galiu šitai situacijai padaryti. Ir vat paimsiu, jeigu galiu dabar sustabdyti tos tėvus nuo to vaiko mušimo, tai tą einu ir padarau. Aišku, kad prieš akis, jeigu matyčiau, kad taip vyksta, taip ir neleisčiau, kad nu, turiu galę atsistoti ir sustabdyti, tai aš tai padarau. Ne? Tai čia nėra tapti apatišku ir maždaug taip turi vykti. Bet tai, kad aš esu tik mintise ir teisiu, nu, tai nei tada įgalinu savo energijos, tiesiog nukreipiu žaisti čia dabar teisėją tokį, žinai, va čia vyksta neteisingai, čia vyksta neteisingai. Nu taip. Bet šitai vietoj vyksta tie dalykai ir tai yra tam, kad mes visi, aš tikrai tikiu, kad visi įvykiai yra tam, kad mus budintų ir gražintų į tą meilės jausmą, į atsakomybės prisėmimą. Tai va, bet tai nėra tapti apatišku ir abejingu, tiesiog nemintimis aš pakeisiu nu, tą situaciją, tai nu ir darau kažką. Nu, mintimis tai yra, kur nukrypsiu mintis, tai iš ten ir mano veiksmai kils, ne? Jeigu aš tik tai sėdėsiu ir priekaištausiu, tai aš jau esu va Dievo batuose. Ir čia aš čia kuriu pasaulį, kaip čia viskas turi būti ir aiškinu čia visiems mane. Tai aš tiesiog pareflektuosiu tau, tai čia, jeigu tu matai, pažiūrėjau, skriaudžia vaiką ir jeigu tu tik tai mintimis savo galvoji, kad kaip gali jie, kokie jie ten yra, ne, pusę dienos gvildeni, tada nuėjus pas draugę, dar pasakoju tą istoriją, maitiniesi, ne, bet nieko nepadarai vardant to, kad, nu, ar pasakyti tėvams kažką, ar tenais pabart galbūt tėvus, nežinau, kas ką nori. Tada, vadinasi, tu jau lipi Dievo batus su ta prasme, kad tu tik burbuliuoji savyje, ne, nieko nepadarydama. Jo, čia šitoj vietoj va, tenka dėja priimti tą savo silpnumą ir nuolankumą, kad aš nežinau, kodėl vaikas turi šitos tėvus. Nu, ta prasme, aš priimu, kad nieks nevyksta atsitiktinai ir be priežasties, bet kita pusė yra susigrąžinti. Gal aš ir negaliu ten dabar tiems tėvams paaiškinti ar kažkaip ten tą vaiką išgelbėti nuo tos situacijos, bet aš galiu pareflektuoti, ką aš gyvenime apskritai darau, jeigu man ta situacija iš tiesų rūpi. Ne? Gal aš galiu pradėti eiti kažkur savanoriauti. Nu, realiai pradėk daryti kažką dėl to. Nu, keisk. Jeigu matai karą vykstant ir tau jis nepatinka, pasižiūrėk, kiek ten viduje yra kažkokio tai pykčio, dirbk su tuo, nu ne tik, kad dabar teisiu, vat ir draugiai pasakosiu, bet ką aš dėl to darau, kad aš tas šaltinis irgi daugiau spinduliuočiau, pavyzdžiui, meilės, ar ne, kur mano mintis yra nukreipiamos, nes jeigu sėdžiu ir dabar ant kažko važiuoju, kažką apkalbu, lygiai taip pat kuriu karą savo viduje ir dar įtraukiu į tą karą draugę. Dar ir aplinkinius. Taip, bet sakyk, vis tiek man va, tas toksai dar platesnė prasme. Aš šiandien vaikščiau keliuku ir paėmiau sraigę nuo tako. Pernešiau į pievelę, bet kai padėjau, žinai, man tokia mintis irgi, kad aš įsikišau į gamtos kažkokį procesą. Ne tas sraigė turi savo kelionę ir jinai kažkur keliauja. Gal jos paskirtis yra būti sutraiškytai. O man pagailo ir aš perdėjau ant žolytės.
bet tada gaunas, kad vis tiek žmogus tam sutvertas, kad tas pokytis kažkaip tai, kad mes koreguojame, ne, kad vyktų tas per mumis tas pokytis. Bet čia, žinai, labai, bet nebus turbūt teisingo atsakymo, bet man labai patiko, vat, požiūris, kokia yra tavo intencija šitoj vietoj. Jeigu tu, va dabar tu galėjai tą sraigę perkelti vat, iš meilės, iš rūpešio. Ir tai buvo dabar teisingai, neteisingai, bet intencija tavo buvo iš meilės. Mhm. Taip, kaip tu suvoki. Ir viskas. Svarbiausia, iš kokios tu intencijos tai padarai. Kad sraigė turi savo tą evoliucijos irgi ratą, nu tai taip. Čia kaip būna, žiūrėjau laukinės ten gamtos tą laidą ir kaip būna liūdna, ne, kai ten kažkoks tigras, liūtas ten pagauna kažką ir suvalgo. Bet čia yra ir gaila, atrodo, liūtas blogas, o ten avinėlis toksai geras yra, ne? Bet tai yra irgi maisto grandinė ir tai taip vyksta. Tai vadinasi, aš noriu, kad jis mirtų alkanas ar kaip. Nu, tai tada tą myliu, to nemyliu, ane? Tai faktas, kad ta žmogiška dalis nori įsikišti, ane? Ir yra tos sukurtos istorijos. Bet čia, žinai, aš galvoju, va čia ir atsiranda du dalykai. Aš kaip žmogus svarbu stebiu savo intenciją ir ten, kur galiu įsikišti tiesiogiai kažką, kad šviesti, kad būtų tos šviesos daugiau, ane šitoj žemėje, tai tą ir darau. Bet jeigu aš tik galvoju, koks pasaulis yra neteisingas ir tik tai visus teisiu ir smerkiu, aš atsistoju į tą tokį išdidų vaidmenį ir nieko nenuveikiu. Nu, va, žinai, kaip čia anksčiau tie pokalbiai prie stalo būdavo, atsisėda apie politiką, pavyzdžiui, kaip jie visi blogai ten kažką daro. Na, aš kaip vaikas girdėdavau tokių pokalbių, ne? Kas iš to? Kas įvyko per tą vakarą? Kaip visi blogai daro? Kokie visi kvaili? Kaip nepagalvojo apie kažkokius dalykus? Visų pirma, tu nežinai, ką jie tenais galvojo, nu, ir panašiai. Ir kas iš to, kad dabar mes apie tai, nu, pasidalinom. Čia ir yra tas toksai kur susimaišom ir pradedam, nu, va, tą savo pasaulį primesti, kokia yra teisinga pasaulio tvarka. Nu, tai faktas, kad visiems būtų maloniau gyventi meilėje, bet gyvenimas yra va toks, koks jis yra. Iš kitos pusės atsitraukus, iš kur aš žinau tą vaiką, kodėl jis gimė tokioj šeimoje, ane? Kokias jis įgaus patirtį. Ar aš jam linkiu tokios šeimos? Aišku, kad ne. Žinai, galima, žinai, vienas dalykas pasimelsti, galima, jeigu netiesiogiai prie to šeimos, tai reflektuoti, ką aš galiu daryti, kad kurti tą fainesnį santykį su žmonėm. Tai va tas toks, iš Dievo nusileisti, kad mano rankose yra va ta Dievo duota energija, ir aš galiu kažką vis tiek kurti ir daryti. Tai va čia yra prisimti atsakomybę vienas dalykas, o ne vaidinti Dievą, atsisėdžiu ir va viską teisiu, kaip viskas turėtų būti. Nu jo, čia tokia gili tema yra. Taip, labai gili, nes taip netgi suvokti taip, žinai, giluminiškai yra ganėtinai reikalų. Bet, sakykime, va, tas pavyzdys labai geras, kad va, tas postringavimas, kaip aš sakau, sėdėjimas ir tiesiog kalbėjimas, kokie, va, kaip tu sakai, visi durni, tas ne tą padarė, ratą ne tą padėjo, ne taip nudažė, uošvienė nedavė, kodėl tas toksai, o pats neprisėmė atsakomybę už nieką. Ne, ir tiesiog teisi ir apkalbi netgi žmonės ir nieko net nedarai dėl savęs. Tai vėlgi čia toksai labai, nu, kontrolė labai išsiveržė, ne kad norėčiau pakontroliuoti visus, būti tuo viršininku visiems, parodyti piršteliu, kur kam eiti, kokias man dovanas nupirkti, kiek kiekvienas privalėtų uždirbti, man čia labai patinka, kažkas sako, kodėl tie uždirba tiek. Tie turėtų tiek dirbti, va, tie turėtų tiek uždirbti. Ir sėdi žmogus, va, nu, atrodo, nei jisai dalina tuos pinigus, visiškai darbas santechnikų, pavyzdžiui. Ir kaip jisai sprendžia tą problemą? Niekaip, ane? Ir tiesiog, aš manau, tas kontroliavimas arba lūkestis, kaip turėtų būti.
Žinai, man dabar beklausant dar atėjo toksai labai tas praktiškas tiesiog pavyzdys. Nu, tarkim, dabar, na, serga vaikas, pavyzdžiui, ar ne? Ir arba įvyko kažkokia nelaimė. Ir galima pradėti labai labai ilgai, vat stebėti savo mintis, klausinėti savęs, kodėl taip įvyko, kur Dievas, kokia neteisybė, ar ne? Sukti, 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 juk būna, kai vyksta kažkas, kiek daug yra praleidžiama galvoti ir tiesiog tarsi rasiu šitą stebuklingą atsakymą, kodėl įvyko, tarsi paims ir išsispręs tada situacija. Nu, neišsispręs. Ir va šitą energiją, o tas kodėl įvyko, va čia ir yra palik tą Dievo planui. O dabar grįžk čia, ką šioje akimirkoje gali padaryti, kai serga vaikas. Tu tiesiog daryk viską kiekvienoje šitoje akimirkoje, ką tu gali padaryti. Reikia kreiptis į kažkokius gydytojus. Nu, žodžiu, padaryk viską. Tai nėra palikti, žinai, čia toks Dievo planas, aš nieko nedarau. Čia ne apie tai. Atsakomybę aš prisiemu, nes man duota energija yra kurti, ne? Tai aš prisiemu šitoj vietoj atsakomybę, ką aš galiu padaryti, bet kokioj situacijai, kokia jinai beįvyko. Ir kur noriu toliau kreipti mintis. Bet apskritai tas klausimas užsimakaluoti, nu kodėl taip vyksta gyvenime, nu kodėl dabar ten tiek daug karų Lietuvo, nu, pasaulyje vyksta, nu kodėl, kas iš to, nu kodėl. Todėl, kad žmonės gyvena pyktyje, godume ir principuose ir taip toliau. O todėl iš to kyla karai. Tai ką aš galiu tada padaryti, kad augint savį meilę? Va tą labai svarbu suvokti, asmeninę atsakomybę. Tai žinai, va iš to žaisti Dievą, tiesiog grįžti į asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą kiekvienoj šioj akimirkoj ir prisimti atsakomybę, ką aš kuriu. Ir žinai, nenoriu čia dabar idealizuoti, aš irgi esu žmogus, kaip ir visi esam žmonės, ir tikrai pabambu, bet tikrai turiu savo vaizdinį, kaip reikia, pavyzdžiui, turiu savo idėją, kaip noriu dirbti su žmonėmis, ne, kokiu noriu kolegų. Žinai, kokie jie turi būti, kaip jie turėtų mąstyti. Ir aišku, kad turiu tą idėją. Kokios atsakomybės jie turėtų būti. Daug tokių turiu idėjų. Kokia yra realybė, žmonės yra visokie. Realiai, jie yra visokie. Ar man kyla jausmai, kad net tas paveiksliukas? Aišku, kad kyla. Ir va čia yra, aš neužneigiu to jausmo, bet kas yra tikrai, kame nebeužsibūnu teisėjo tame vaidmenį. Nu, kodėl jie tokie? Nu, kuo greičiau priemam tą faktą, jie yra tokie, kokie yra ir ką aš dabar galiu šitoj situacijai padaryti, tuo greičiau įsižeminam. Tai va tiesiog va šitas momentas. Tai nėra, kad tos mintis nebeteis dabar čia teisėjo ar ten dar kažko. Bet aš užduodu savo klausimą, iš kur aš žinau. Mano klausimas gražinantis į žemę yra, iš kur aš žinau, kad taip, kaip dabar vyksta, nėra taip, kaip turi būti. Iš kur aš žinau? Ir man taip, nu, to globalių mastu aš tikrai nežinau, ne? Nu, tikrai nežinau, koks ten tas Dievo planas. Nu, tai va, tai čia sugražina. O dabar, kadangi aš turiu rankas, kojas, galvą ir visą kitą, ką aš galiu padaryti, žinai, šitoj situacijai. Gerai, aš galbūt negaliu padaryti pasaulio mastu tiesiogiai dėl karo situacijos, bet galiu, žinodama, kad karas kyla iš pykčio, tai žinai, perkeltinė prasme karas vyksta su kolegom, su artimaisiais, nu, irgi iš to paties pykčio, tik tai gal ten nežudom vienas kito, ar ne? Bet tai čia galiu prisimti atsakomybę, kad nekurčiau karo šeimoje savo santykiuose ir panašiai. Taip, tai jau čia daug, sakykime, iš tikrųjų, ta kolektyvinė sąmonės variklis užsikūrė tada, ne? Jeigu kiekvienas apie save iš tos perspektyvos galvotų, tai vadinasi, čia, nu, tokia kaip sklaida vienas kitam, tas dulkes ir perduodama, ne, tos atsakomybės, to gerumo, tos meilės. Jo. Wow, tai čia tai būtų pasaulis tobulas, bet taip nėra iš tikrųjų ir galbūt va tas sunkiausia, man rodosi, mano yra priimti žmogų toks, koks jisai yra ir priimti gal ne tik žmogų, bet įvykį su tuo žmogumi. Vat įvykį labai sudėtinga priimti. Taip, ir šitoj vietoje aš kito būdo nežinau, kaip va tas priėmimas man nevyksta tik per tai, kad, žiūrėk, man nepatinka šitas žmogaus elgesys, mes galim jo netoleruoti, nu, kad ne, aš jam sakau ne šitam elgesiui, bet iš kur aš žinau,
ką tas žmogus, kokia jo, pavyzdžiui, rolė yra mano asmeninėje evoliucijoje. Gal man reikėjo pamatyti šitą baisų įvykį, kad aš kažką savo reflektuočiau. Gal jo sielos misija yra būti šiknium šitoj žemėj ir visus kitus pabudinti. Ir jisai prisėmė žiūri atsakingą tokią rolę, ne? Tai va, ir per šitą požiūrį tai nereiškia toleruoti, tai nereiškia, kad pasiekmių tiem žmonėm nėra, ne, už jeigu kažką padaro. Viskas taip, bet tas požiūris, jisai tokio priėmimas labiau yra iš to tokio ligmens, aš nežinau, kas yra teisingai, bet žinau, kaip norėčiau, kad būtų. Bet, nu, žinau, kas man patinka, kas man nepatinka, ne? Nu, va, tas neužneigiu šito, bet aš nežinau, koks yra ten tas dieviškas planas. Nes jeigu tikrai pasižiūrėtumėm visi, ir čia, nu, bet tas neįvyksta, jeigu mes nereflektuojam savo įvykių. Jeigu mes pasižiūrėtumėm, nu, savo gyvenimą, aš tą dariau nuo paauglystės jau, kažkaip, va tos sąsajas pradėti matyti, kad jeigu nebūtų buvę šitaip, nebūtų buvę taip, jeigu nebūtų buvę šitaip, nebūtų buvę taip. Ir matai, kad nėra klaidų tokių, kaip protas suvokia. Yra tuo metu nepatikusios pasiekmes ir kilę jausmai. Bet dideliam kontekste tai taip sustiprino, kiekvienas kažkoks konfliktas turėtas, jeigu eini per tą, kad viskas yra mano asmeniniam augimui, o ne prieš mane, tada užduodi vien jau šitą klausimą, jau protas pradeda ieškoti, kaip aš šitoj vietoj galiu suaugti. Gal kažkur žmonės elgesi su manim ne fainiai, todėl kad aš nesugebu nubrėžti ribų. Ir gal tai yra laikas pasakyti stop. Žinai, kaip pavyzdžiui, jeigu esi šeimoje, kur va dabar va, šitą pavyzdį pateiksiu, kaip turėjau, žodžiu, smurtas buvo šeimoj ir ta moteris sako, žinai, čia gal mano užduotis priimti tą smurtaujantį žmogų, nes šitoks turbūt Dievo yra planas, kad išmokti jį mylėti toks, koks yra. Sakau, bullshit. Sakau, sakau, žiūrėk, tai, kad tu turi šitokį žmogų savo gyvenime, tai taip, tai nėra atsitiktinai. Nu, faktas. Tai vien tą situaciją priimti, kad taip tai yra. Bet ką augina šitoj vietoj žmogus? Nu, tai pasakyti stop, vadinasi, turi krūvą baimių, jeigu leidi, nu, prieš tave kelti ranką, nes bijai išeiti ir pradėti kurti savo gyvenimą. Čia ir yra va, tas planas, kad tu užaugtum, nes vis dar lieki, nenori prisimti atsakomybės, maždaug muša, geriau patogiai interpretuosiu tą situaciją, kad toks Dievo planas ir dabar turiu priimti tą žmogų. Taip, tu jam gali atleisti, nes tai jo kančia. Atleisti kaip suvokiant tą atjautą, čia būtų žodis, ne? Aš jį atjausti. Bet aš gerbiu save, aš žinau, kad, klausyk, aš irgi esu žmogus ir mano užduotis išmokti pasakyti stop ir išeiti iš tokių santykių. Arba kalbėti, arba nubrėžti ribas. Tai va, tai nereikia čia sumaišyti, kad man Dievas viską, aš tikiu, kad Dievas viską atsiunčia tobulai, kas vyksta mūsų gyvenime, bet viskas yra mūsų asmeniniam augimui. Ir augimas yra irgi pasakyti stop. Taip, tas pamokas, ne, priimti viską, žiūrėti kaip į pamokas, tie įvykiai ateina tam, kad va, tu kažkaip augtum, kažkaip eitum, ne tik, kad priimtum, priėmimas reikalingas, ne, iki to suvokimo, kad taip, aš žinau, kad priimu ir augu su tuo, bet jeigu jau tave menkina ir tu nyksti tiesiog akise su ta, čia kaip užsidarimu tokiu galbūt, ne, aukos pozicija, viskas, tai tegul užmuša mane, mano tokia Dievo valia, žinai, toks. Jo, čia nėra atsakomybės prisėmimas, vat būtent. Čia svarbu, kaip čia yra dieviškas planas, bet aš kaip žmogus turiu tą dievišką energiją ir aš esu įrankis, dabar aš veikiu, Dievas veikia per mane, bet su mano rankomis ir mano kojomis, ne? Taip. Ja, labai, aš tau pasidalinsiu dar, vat, nesenai tokia moteris man pasakojo, vat, kaip bijo Dievo ir iš tos baimės Dievo, nes vaikystėje buvo programa, kad Dievas nubaus ir tu esi kalta, aplamai kalta, kad gimei, kad nepadarei, kad neini komunijos arba ten, nežinau, poteriauti, ne? Toks kažkoks modelis gyvenimo patirties. Tada jinai jau 40 metų man sako, kad žinok, aš tiek bijau Dievo ir net negali pasirinkti tam tikrą profesiją, nes
jeigu ta profesija kaip priešginiauja Dievo idėjai pačiai, žinai, tai jinai bijo būti kaltai, nu čia toks kaip užburtas ratas pa žmogų gaunasi. Sakai, kaip tada vat, išeiti iš to tokio, kad aš kalta, iš kur vat, žmonės irgi galvoju, ištraukia, kad Dievas baudžia ir tu Jo. visada kažkoks esi kaltas prieš jį. Taip, taip. Tai čia jau labai sužmogintas Dievas ir kažkas, žodžiu, geras sukūrė manipuliacinį įrankį, ar ne? Ten, kur yra apskritai, jeigu aš jaučiu baimę, įtampą, stresą, ten nėra Dievo. Nes Dievas yra tik meilė, meilės būsena. Apskritai, pradėkime nuo to gilinantis, ne, kas tai yra ta dangiška karalystė. Tai yra būsena priėmimo, nebesiginčymo su tuo, kas yra. Ir va, čia ir patenkam į tą būseną, ne kad ginčiamės ir kovojam su gyvenimu, o priemam, kaip tai yra, kaip yra ir aš kažką galiu dėl to daryti. Tai yra būsena, į kurią einam. Ir pasitikėjimas Dievu, atsidavimas jam, tai jeigu aš bijau, aš nepasitikiu Dievu. Sukurtas vaizdinys baudžiančio Dievo, čia yra tiesiog kažkokie įsitikinimai, kuriuos labai reikia su jais pabūti, nes šis tiesiog susikurtas, kažkam labai buvo patogu sukurti tokį vaizdinį Dievo. Nes taip labai lengva tada yra manipuliuoti, žinai, va, yra kažkas ir jeigu tu tuo tiki, nu tai taip, tu įsileidi baimę ir tu esi labai pažeidžiama savo energetiniam lauke. Taip, ir ta kontrolė labai stipriai išreikšta, žinai, tada nei pats neleidi, nes Dievas tau neleidžia, tai ir tu žmogus tikėtina pats nieko neleidžia ir labai sunku gyventi su ta idėja, žinai. Man, žinai, dar tie žodžiai, vat, nu, čia apie Dievą bažnyčių girdėti, kad mylėk mane taip, kaip patį save. Ir man visada, žinai, Dievas kas man. Taip, aš suprantu kaip visatos energiją Dievą, kaip visada jaunystėje, kaip likimą. Vat likimas irgi, nu, toks abstraktus, žinai, viskas tuo pačiu. Bet aš tikiu, kad Dievas yra kiekvienoje mūsų širdyje ir mes ir esame tas Dievas, mūsų širdis ir yra ta Dievo buveinė, iš kurios, nu, vyksta ta meilė, tas materialumas statosi pasaulio, vat kažkokie įvykiai vyksta, ne, mainai, priėmimas, atstumimas, viskas tenais vyksta. Tai mes ir esame tie Dievo rankos, nes Dievas pats yra absoliutas, jisai yra visur, kiekvienoje ląstelėje, kiekviename medyje, paukštėje, gyvene, žemėje, danguje, nu bet kur. Bet kiek reikėjo metų iki šito patyrimo nueiti, va tavo, kad tikrai suvokti ir pradėti pamatyti tą šitą akimirką. Tai čia tegul, aš žinau, kad tai yra kelionė, kad ir ką mes dabar kalbėtumėm, kiekvienas nu, turi atrasti. Man, pažiūrėjau, reikėjo budizmo, kad aš suprasčiau krikščionybę, kad aš suprasčiau tos būsenas, apie ką tai yra. O ne, nu, netiesiogiai, žinai, netiesiogiai skaityti, kaip nu, protas norėtų interpretuoti, kad visa tai yra. Nes budizme konkrečiai vat, yra tas mokymasis save pažinti, kaip veikia save, tai yra, kad kas aš esu be proto, kuris sukuria visokias istorijas, interpretacijas ir taip toliau, kad pradėti iš stebėtojo pamatyti, kad tai yra tiesiog sukurti dalykai, kaip susidaro ta kančia, iš kokių minčių, kas tai yra tas kančios ratas, kas tai yra kančios priežastis, tam, kad rasti kelią, kaip išeiti iš tos kančios. Pantrinsiu, aš kadangi irgi nuo jogos pradėjau, tai budizmo tiesa mane išlaisvino į tą tikėjimą. Vat kaip keistai, nors tikrai esu krikščionė ir dirmavonės komunijos, ten močiutė vesdavo į bažnytėlę, bet mano visada toks kažkoks pasipriešinimas viduj, nes tie kraujuojantis kryžiai, ten tas Jėzus nukaltas, pakaltas su tom varnom juodom, mane tai baugindavo. Žinai, toks, ir man toks, nu, visada pasipriešinimas. Kaip o Dievas myli, bet visur matai kažkokį siaubą aplinkui, žinai. Ir dar ten, aš žinau iš neuroedukacijos, kaip sakė pati Mendelė jo, tai kad kaltas, kai mes sakom, aš esu kaltas, iš tikrųjų vertimas yra visai netoks, nes ten verčiasi, aš prisiemu atsakomybę. Per ilgas sakinys, tipo, padarė vieną žodį kaltas, tai toks įspūdis, tai kodėl
nu, vat mes krikščionybėje iš tikrųjų nusprendėm apkaltinti ir patapti kaltais Dievui, nors iš tikrųjų Dievo va tokia misija skleisti meilę ir tavo tokia pat misija. Jo, žinai, dabar iš kitos pusės pasižiūrėti tą mes, aš biškai išbraukčiau ir prisimti atsakomybę, kad kiekvienas mes savo kelyje ir turim atrasti tą tiesą. Tai reiškia, prisimu atsakomybę ne kaip kažkas interpretuoja, o aš turiu prisimti atsakomybę norėti pabusti iš savo įsitikinimų ir norėti atrasti tą tiesą. Nes yra ta kelio tokia atkarpa į tą širdį, kur niekas kitos nenueis. Mhm. Ir aš turiu pažinti tą Dievą, aš galiu tik tai megzti ryšį su tuo, aš galiu pradžiai intenciją turėti ar nenorėti tai pažinti. O aš žinau, kad buvo toksai etapas, kai klausydavau kažkokių dvasinių mokytojų ir man kažkas sukildavo kažkas tokio, nu kažkokio pasipriešinimo, kažkokio tai asmeninio, ne? Ir po kažkiek, ir aš ten ginčijaus viduj ginčijaus, bet tas ginčimasis buvo į mano tokią asmeninį augimą. Aš galvoju, kad, nu, netiesa jie čia sako, ne? Ir aš tada, čia ne taip, tada ieškau tos kažkokios informacijos, jinai ateina, pat tas kvestionuodavau viską, žinai, kvestionuodavau. Ir tas tokios duris vis darosi. Ir po kažkiek asmenų laiko paklausiau ten kur turėjau priekaištų, žinai, to žmogaus, kažkokį tai video ir galvoju, blemba, ten visą laiką apie esmę kalbėjo, žinai, tik man suprasti to prireikė ten kažkiek metų. Nu, vat, kad giliai patirti, kad realiai nėra ne vienos vat religijos, kuri ten prieštarautų, arba mokytojai, kiekvienas naudoja kitokius žodžius, kitokias savokas, bet visi kalba vis tiek apie tą patį. Tik tai man reikėjo irgi laiko, bet tas laikas buvo ginčytis. Nu tai vad ginčytis, kaip budizmas sako, netikėk niekuo, tikrink, ieškok. Kiekvieną tą frazę kontempliuok, nes yra ta atkarpa, kur reikia nueiti pačiam, pažinti tą tiesą. Ir kas yra tas Dievas, irgi nu kaip ten sako Biblijoje, belsk ir bus atidaryta, ne? Nu tai va čia irgi užduok intenciją ir laiko klausimas, kada tas atsakymas ateis, kada tas suvokimas ateis. Bet užduoti intenciją jau yra irgi valdyti savo energiją ir ją nukreipti sąmoningai į tą kūrybą. Nes jeigu aš, kodėl taip vyksta tie karai, nu tai aš makaluojuosi skausme, kančioj, nu todėl, kad daug žmonės turi pykčio, tai nėra atsakymo, žinai. O tam, kad visi tie, kurie mato tą karą, irgi būstų iš to, žinai, prisimtų atsakomybę už savo gyvenimą. Tai va. Labai gražu. Labai gilu. Aišku, mes galim pratesti dar čia turbūt tą temą, kaip aš sakau, galim nueiti visas religijas ir ten vėl kapstytis, bet man patiko Simona vata, kai tu pasakai, kiekvienas turim praeiti pats basom kojom savo atkarpą ir tas Dievas, kaip mes be pavadinsim savo širdyje, bus kažkoks kitoks, kitokia gal apraiška, su kitokiais požymiai, su kitokiom spalvom, šviesa ir taip toliau. Ir tai yra nuostabi kelionė iš tikrųjų. Tiesiog aš taip. Ir yra ten tas taškas, kur visi susitiksim ir suprasim vieni kitus, apie ką kalbėjom. Kitais žodžiais, kita kelionė, bet tikrai yra tas taškas, kur susitiksim, nes ta tiesa tiesiog mes žodžius mokinamės, patyrimą, bet ten yra, kur viskas jau yra aišku. Super, ačiū, labai gera pabaiga. Nežadėjau paklausti Simona, ką pabaigai. Tai viskas. Tegul susitikime visi viename taške, suradę savo tą šviesą. Ne? Tai ką, ačiū labai tau, Simona, šiandieną už tą pokalbį, už buvimą čia su mumis kartu. Ir ką sakome, iki malonaus. Ačiū už kvietimą dar kartą. Iki.